Gimusieji 1 ir 23 bet kurio mėnesio dieną turi archetipą magą. Tai žmogus turintis stiprią kūrybinę kibirkštį, gebėjimą veikti čia ir dabar, jam būdingas išradingumas, drąsa pradėti ir įgimtas pasitikėjimas savimi. Žynė 2-24 dieną gimusiems. Intuicija, jautrumas, gebėjimas jausti daugiau nei pasakyta. Tokie žmonės dažnai turi vidinę išmintį ir gerą ryšį su pasąmonė. Valdovė 3 ir 25 dieną. Tai kūrėjai, kupini gyvybės, švelnumo, augimo energijos ir jų stiprybės slypi estetikoj, grožį, gebėjime sukurti gražią aplinką. Valdovas gimusiems 4 ir 26 dieną. Tai lyderiai pasižymi atsakomybę, racionalumu, gebėjimu priimti sprendimus ir aiškę logiką. Gimusieji 5 ir 27 dienomis jūsų archetipas žynys. Jis kalba apie tradicinės vertybės, autoritetus, apie dvasinės žinias. Toks žmogus turi stiprų moralinį, tokį vidinį kompasą ir natūraliai moko kitus savo pavyzdžių. Gimusieji 6 ir 28 dienomis mylimieji. Tai širdies archetipas. Tokie žmonės yra jautrūs, empatiški, jam svarbu ryšys su kitu, autentiškumas. Gimusieji 7 ir 29 bet kurio mėnesio dieną. Jūsų archetipas vėžimas. Tai apie valią, ryžtą, judėjimą pirmin. Toks žmogus moka išsikelti tikslus, atkakliai jais eiti ir nebijo kliūčių. Gimusieji 8 arba 30 bet kurio mėnesio dieną jūsų archetipas teisingumas. Tai tvarkos, sąžiningumo ir pusiausvyros saugotojai. Šitie žmonės pasižymi racionalumu, kritiniu mąstymu ir vidiniu teisingumo pojūčiu.